2003 metais Facebook tuometinis pavadinimas buvo FaceMesh. Tuomet 2004 metais FaceMesh buvo pervadintas į The Facebook, o galų galiausiai 2005 metais The Facebook buvo pavadintas tiesiog Facebook. Egiptietis Džemalis Ibrahimas savo pirmagimę dukrą pavadino vardu Facebook. Šeimos nariai, draugai ir net kaimynai susirinko išreikšti savo paramą dėl Egipto revoliucijos, kuri prasidėjo ir Facebook'e. 1 milijardas 440 milijonų aktyvių Facebook naudotojų. 48% visų Facebook naudotojų prisijungia kiekvieną dieną. Per vieną apsilankymą vidutiniškai Facebook'e praleidžiama 18 minučių. Vidutiniškai kiekvienas naudotojas turi apie 130 draugų. 81 milijonas Facebook profilių yra netikri. Yra net 70 galimų kalbų Facebook'e. 2012 metais viena pora buvo nužudyta, nes iš draugų išmetė Janelle Potter. Kai apie tai sužinojo jos 60 metų tėvas Marinas Buddy, jis labai supyko, todėl sužinojęs, kur pora gyvena, pas jos nuvyko ir abu nušovė į galvą. Pirmoje vietoje daugiausiai laikų surinkęs puslapis yra Facebook for Every Phone, kuris ir priklauso pačiam Facebook'ui – 511 milijonų laikų. Antroje vietoje taipogi pačio Facebook įkurtas puslapis pavadinimu Facebook, turintis 169 milijonus laikų. Trečią vietą užima YouTube oficialus Facebook puslapis turintis 81 milijoną laikų. Šiuo metu Facebook prieinamas visiems asmenims virš 13 metų amžiaus. Tiesa, kai kuriuose šalyse šis socialinis tinklas buvo uždraustas. Tai įvyko Sirijoje, Kinijoje ir Irane. Nors Facebook pagalbos centre galima rasti paaiškinimą, kaip veikia baktelėjimo, angliškai poke, funkcija, jau tikroji reikšmė nėra žinoma. Pagal apibūdinimą ši funkcija panašiai draugišką kumštelėjimą, angliškai nudge. Vis dėlto, derėtų pastebėti, kad Facebook funkcija labiau skirta flirtuoti. Facebook logotipas yra mėlynas, nes jo kūrėjas Markas Zuckerbergas yra daltonikas. Cituoju, man mėlyna ir aiškiausia spalva, aš ją matau geriausiai. Citatos pabaiga. Socialinio tinklo logotipas spalva taip išpopuliarėja, kad galima net įsigyti būtent tokio paties atspalvio nagų lako. Po 2008 metų finansų krizės 2009 metais Islandijoje buvo paskelbta iniciatyva perrašyti šalies konstituciją, naudojantis Facebook pasiūlymams pateikti. Deja, bet 2013 metais politikų pastangomis daugiausiai dėl techninių priežasčių ši iniciatyva žlugo. Facebook veikia saugumo sistema pagrįsta premijomis. Kaip ir kitos didžiosios informacinių technologijų kompanijos, Facebook už atrastas saugumo spragas įsilaužimų specialistams moka grynais. Minimali išmokos suma yra $500 JAV. Didžiausia kada nors išmokėta suma yra $33 500 JAV. Patiko video? Spausk like, prenumeruok ir komentaruose rašyk, apie ką norėtum sužinoti tu.